Ar kada nors galvojate apie amžino gyvenimo galimybę? Kvantinė teorija tvirtina, kad niekas iš mūsų iš tikrųjų nemiršta. Mes galbūt netgi po mūsų fizinės mirties keliaujame per multivisatą, kuri kai kurių kultūrų žinoma kaip dievų pasaulis. Kvantikos fizikai netgi gali įrodyti, kad mes visi gyvename amžinai. Parodysiu jums šventąjį gralį, filosofų akmenį arba dieviškąją ambroziją. Šias dvasinės savybės, kurios, kaip tvirtinama, suteikia nemirtingumą. Amžino gyvenimo ir nemirtingumo klausimas egzistuoja daugelyje šios žemės kultūrų ir į jį yra tiek pat atsakymų. Mūsų vakarų kultūroje tikėjimas gyvenimu po mirties praktiškai išnyko. Krikščioniško principo apie sielos kelionę į dangų arba, jei buvai nedoras, į pragarą beveik nebeliko žmonių sąmonėje. Kita vertus, rytų kultūrose sielos kelionė po mirties, jos pasinėrimas į dimensijas, kuriuose paprastai gyvena dievai, ir sielų grįžimas į žemę naujame rate ir naujoje gyvenimo formoje yra visiškai normalu. Yra šimtai žmonių visame pasaulyje, kurie buvo arti mirties ar kurie net tvirtina jau peržengę dieviškųjų sričių ribas, ir ten jie sutiko būtybės, panašias į angelus, kurios juos parsiuntė atgal į žemę. Dažnai tokie žmonės patiria spontanišką sunkių ligų gijimą arba radikaliai keičia savo gyvenimus, nes pasikeitusių aplink dieviškųjų sričių po mirties metu suprato, kas jie iš tikro yra. Iki šiol visi šie dalykai buvo grynai ideologijos, fantazijos, teiginiai ar religinės idėjos, kurios negali būti įrodytos, bet dabar kvantinė fizika suteikia įrodymų, kad mes iš tikrųjų esame nemirtingi. Ką jūs galvojate apie tai, jei niekada nemirtumėte? Ar jūs kada nors galvojate, kas būtų, jeigu gyventume amžinai čia, žemėje, paprasčiausiai manipuliuojant savo genais, kad galėtume toliau jaustis jaunesni arba net palikti savo kūną ir tapti kitą dimensiją, tarsi gryna informacija, kurią galėtų visi gyvi organizmai? Gebėjimą pakeisti senėjimo procesą rodo mažosios medūzos, kurios pasiekia tokį tikslą. Po dauginimosi jos ne visada miršta, jos gali pasirinkti kitą kelią ir savo gyvenimo ciklą apversti. Jos kūnas pradeda susispausti, tapdamas savotišką sferą, kuri vadinama cista. Šios dreifuoja, kol neužsikabina už dugno, o tada iš jų išsivysto naujas polipas, kuris besipumpuruodamas paleidžia naujas medūzas. Tasai procesas gali kartotis be galo ir taip suteikti galimybę išvengti medūzai mirties. Dėl šių priežasčių šis paprastas pavyzdys rodo, ką gamta gali pasiekti ir kad mes niekada neturėtume sakyti niekada. Įsivaizduokite, jei mokslas iššifruotų šią paslaptį arba galėtų perprogramuoti jūsų genomą gyventi jaunyn nuo amžiaus linijos, arba tiesiog amžinai gyventi be senėjimo. Būtumėte nemirtingas ir galėtumėte išbūti šioje žemėje per 1000 arba net 10 000 metų. Įrodymai kvantinėje fizikoje rodo, kad mokslininkai dabar gali būti atradę amžino gyvenimo raktą mažiausioje dalelėje pasaulyje. Kvantinė fizika pirmiausia nustatė, kad šviesa yra pagrindinė dalykų statybinė medžiaga ir šviesos dalelės, fotonai, yra daug mažesnės nei atomas. Fotonas yra kvantas. Kvantai vėl gali būti padalinti į daugybę mažesnių dalelių ir tam tikrų momentų tik švari informacija ir energija lieka kaip tikrosios visatos statybinės medžiagos. Visiškai subalansuotoje būsenoje energija gali svyruoti ir fiziškai išnykti su ja, tačiau informacija yra amžina. Taip pat jūsų kūnai yra materija, kurie galiausiai sudaryti iš sutankėjusios šviesos ir informacijos. Po jūsų mirties jūsų informacija išlieka, todėl Australijos kvantikos fizikai tai išreiškia taip:
Jei miškas sudega, jo medžiai, krūmai ir gyvūnai, kurie jame gyveno, išnyksta į fizinį pasaulį kvantiniu lygmeniu. Tačiau miškas išlieka kaip informacija ir jei turėtume reikiamų žinių, kaip vyksta ši rematerializacija, jį būtų galima atkurti, tai yra įmanoma. Remdamasis informacija pagal kvantinę fiziką, miškas gali išnykti iš mūsų pasaulio, tačiau informacija juda toliau ir kur nors kitur, visatoje arba kitose matmenyse, naujas miškas materializuojasi. Yra dar viena teorija, kuri rodo visiškai naują pasaulio modelį – biocentrizmo teorija. Šią teoriją sukūrė amerikiečių mokslininkas Robertas Lanza, kurios pagrindinė idėja yra ta, kad ne visata kuria gyvybę, bet gyvybė kuria visatą. Tai, ką mes vadiname sąmonės savybėmis, iš tikrųjų buvo ten nuo pat visko pradžios ir dabar, po beveik 14 milijardų metų, sąmonė kanalizuojasi per mus žmones. Tiesa yra ta, kad mes, žmonės, ne tik kūnai ir smegenys, bet sąmonė, kuri priėmė arba susijungė su fiziniu pavidalu. Lanzos modelyje mūsų smegenys ir kūnai yra daugiau nei modėjimas, o tai, ką mes suvokiame kaip stebėtojus ar žvilgsnių jausmą, yra gryna sąmonė. Smegenys ir kūnas gauna signalus iš išorės ir juos verčia gyvenimo patirtimis bei medžiaga. Jei jau esate susipažinę su kvantinės teorijos principu, tuomet žinote, kad kvantai gali pasirodyti ir kaip banga, ir kaip dalelė. Banga yra nenustatyta galimybė, o dalelė tampa materija stebėjimo metu. Sąmonė yra stebėtojas. Kai smegenys ir kūnas miršta, sunaikinamas tik modėjimas, bet signalai lieka ir faktiškai galėtų būti galima nukreipti ar perdirbti į kitą priėmėją. Lanzos biocentrinėje tikrovėje gyvenimas yra signalas ir jis tęsiasi be kūno ir smegenų kaip modemo. Tai per mus sąmonė kuria visatą, o ne atvirkščiai. Lanzos idėjos buvo pirmą kartą pristatytos vėlyvaisiais 2000-aisiais ir kai kuriuose srityse buvo švenčiamos, tačiau kiti jas energingai prieštaravo. Kai kuriems biocentrizmas yra pernelyg neaiškus ir nesaugus, su mažai ar jokių įrodymų apie tai, kas iš tikrųjų yra sąmonė. Pritarėjai taip pat remiasi derinimo problema, kuri rodo, kiek fizinių sąlygų yra būtina, kad gyvybė iškiltų. Vanduo, šiluma, deguonis, anglies junginiai ir daugiau turi būti tiksliai sureguliuoti, kad iš viso galėtų atsirasti gyvybė. Visa tai negali būti pagrįsta atsitiktinumais, bet atrodo, kad tai buvo padaryta dėl mūsų. Dabar galima kelti klausimą, kas tai viską sukūrė prieš žmones kaip stebėtojus. Galbūt netgi dinozaurai ir jų buvimo planetoje dėka sukūrė sąmonės materiją. O pirmosios bakterijos? Lanzos teorijos šalininkai mano, kad sąmonė yra visur, ji gyvena jumyse, manyje, augaluose, gyvūnuose, net ir materialiai negyvoje didžiulio kosmoso erdvėje. Tokios idėjos įdomiai primena daugelio religijų animizmą, kuris tiki, kad viskas, kas egzistuoja po mirties, turi sielą ar net sąmonę. Lanzos teorijos ir kai kurie kvantiniai modeliai įrodė, kad sąmonė yra aukščiau už materiją. Tai neišvengiamai veda prie taip vadinamo gyvenimo po mirties arba, tiksliau, mirtis tokioje realybėje negalima, jei gyvenimas iš tikrųjų yra sąmonė ir nesusietas su materija, bet kaip iliuzija, tuomet gyvenimas ir sąmonė nebėra susiję su mūsų kūnais. Jei atimtume kūną ir smegenis, sąmonė išgaruoja kaip tam tikro tipo energija visoje visatoje arba persikelia į kitas dimensijas ir ten gyvena. 20-ojo amžiaus viduryje vokiečių fizikas Burkardas Heimas sukūrė 12 dimensijų realybės modelį, įtraukiantį ypatingus lygmenis, tokius kaip sąmonė ir net dieviškosios dimensijos. Stebėtinai daugelis neišspręstų matematinių formulių išsprendžiamos, kai priimame, kad yra 10 ar daugiau dimensijų.
Vienoje iš šių dimensijų sąmonė matematiškai galėtų būti normali jėga, tik šiuo metu neturime priemonių jos aptikti ar matuoti. Jau anksčiau praėjusiame mano vaizdo įraše minėtas René Descartes 17 amžiuje tvirtino, kad protas ir kūnas yra du fundamentaliai skirtingi dalykai. Protas yra nematerialus ir mąstantis, o kūnas yra materialus ir išplėstas erdvėje. Nepaisant šių skirtumų, jis tikėjo, kad jie sąveikauja smegenų konkorežinėje leukoje apšvietimo laikotarpiu. Ši tezė paskatino proto ir kūno atskirties požiūrį. Tik dabar medicinos mokslininkai randa vis daugiau įrodymų, kad šie du subjektai yra glaudžiai susiję ir fizinės lygos dažnai turi psichinį pagrindą. Pavyzdžiui, jei priimsime, kad sąmonė gali formuoti materiją arba kitaip išreiškiant, kad sąmonė gali būti sutankinta iki materijos, tai nėra atskirties. Dalelė yra banga ir atvirkščiai, kūnas yra sąmonė ir atvirkščiai. Vienintelis skirtumas yra tas, kad fizinis kūnas trimatės dimensijos pasaulyje turi ribotą egzistavimo trukmę, nesensta. Tačiau amžinosios medūzos pavyzdys rodo, kad šis procesas nėra gyvybės sąlyga, priešingai, visi gyvi dalykai, kurie sensta, gali tiesiog sekti programą ir kas vieną dieną galės ją pertvarkyti, tas atras amžinojo fizinio gyvenimo raktą Žemėje. Kvantinė nemirtingumo teorija, paremta Hugh Everetto daugelio pasaulių modelių, grindžiama multivisatos centrinė sąvoka, tvirtina, kad kiekvienas mūsų priimtas sprendimas sukuria paralelinę visatą. Įsivaizduokite begalinį medį su šakomis, kiekviena šaka atitinka skirtingą jūsų gyvenimo kelią, kiekvienas didelis ar mažas sprendimas prideda naują šaką prie to medžio. Nors šios visatos koegzistuoja, jos niekada nesusikerta, tačiau jos visos yra mūsų pasirinkimų rezultatas. Tai lyg jūs būtumėte begalinėme veidrodžių labirinte, kiekvienas veidrodis rodytų skirtingą jūsų versiją pagal kelią, kurį pasirinkote per gyvenimo laiką. Mokslinės fantastikos autoriai suprato šios idėjos potencialą romanuose ir filmuose, kurie rodo, kad atrodo neprasmingi pasirinkimai gali būti šakos į paralelinę visatą. Ką multivisata gali reikšti mirusiųjų gyvenimui yra kita dilema. Kvantinėje nemirtingumo teorijoje, multivisatoje visada gali būti galimas variantų šakojimas, kurį išgyvena žmogus. Svarbus tyrimai, pavyzdžiui, dvigubo plyšio eksperimentas, kuris buvo pavaizduotas mano ankstesnėme vaizdo įraše, parodė, kad visi variantai visada yra galimi iki tol, kol yra stebimi. Multivisata leidžia manyti, kad sąmonė gali gyvuoti kitose pasaulio dalyse po mirties Žemėje. Jūs netgi galite egzistuoti čia ir dabar kitose dimensijose, nesuvokdami to. Jei jūsų kūnas miręs ir dėmesys atitraukiamas nuo šio pasaulio, galite suvokti kitą egzistenciją kitoje sąmonės dimensijoje ir suprasti, kad jūs niekada tikrai nebuvote gyvas ar miręs, viskas tik iliuzija trimatėje pasaulio erdvėje. Ši nuomonė sutinka su Šriodygerio katės, kvantinės teorijos mąstymo modeliu, kuris tvirtina tiksliai tai, kad katė yra mirusi ir gyva tuo pačiu metu, kol kažkas su tam tikrų protinės būsenos padėties suvokimu tai išmatuoja. Rytų religijose, pavyzdžiui, hinduizme, multivisata žinoma seniai ir yra realybė, gyvenanti žmonių sąmonėse. Vedai aprašo skirtingus materialumo lygius ir dvasinius subtilius pasaulius šiuose lygmenyse, kuriuos galima matyti kaip kitas visatas multivisatoje. Gyvūnai, gyvenantys šiuose lygmenyse, vadinami dievais, demonais arba angelinėmis būtybėmis. Žmogus turi nemirtingą sielą, kuri multivisatoje gali įgyti skirtingas formas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu peržiūrėjote vaizdo įrašą iki galo, paspauskite like bei pakomentuokite savo nuomonę apie tai, kaip manote, kodėl mūsų sistema mums lengvai nesuteikia šių žinių. Tai leis suprasti ne tik, kad įdėmiai žiūrite mano kontentą, bet ir padės šiam vaizdo įrašui pasiekti daugiau žmonių. Jei nenorite praleisti ir kitų naujų vaizdo įrašų, paspauskite prenumeruoti ir sužinosite daugiau įdomybių. Iki kito karto.